Tai yra Patarėjai kalėjimas, vienas baisiausių visoje Pribaltikoje. Taip jis jau apleistas seniai, bet čia buvo pats baisiausias dar iki 91 metų, ne, iki 2002 metų jis dar veikė, o 1991 metais dar čia buvo sušaudytas paskutinis žmogus. Čia ir kardavo žmonės, ir nuodų injekcijomis mirties bausmę įvykdydavo. O dažniausiai, tai ypač sovietiniais laikais, sušaudydavo. Štai tokia apsaugos būdelė. Viskas prie pat jūros. Pabėgti čia nebuvo jokių šansų, čia viskas buvo visur aptverta. Ypatingai sovietiniais laikais buvo vykdomos mirties bausmės. Stalino laikotarpiu ant tiek dažnai būdavo šaudoma, kad net dabar ta siena yra uždažyta raudonai. Nežinau, ar aš ją rasiu nuėjęs tenas. Čia gal nelabai galima jame vaikščioti, bet aš įlipsiu vis tiek pasižiūrėti, kas čia viduje yra. Nežinau, jis neprieinamas turistam, nelabai randi informaciją apie tai. Bet aš matau, kad čia galima į jį papulti. Man labai keista, kad čia nei turistų nieko nėra, niekas nieko nevedžioja. Tuo tarpu į kalėjimą mačiau papulti įmanoma, yra daug landų tokių. Aš vėliau į jį tikrai įeisiu, dabar noriu apie tai apsižiūrėti, kurioje geriausia vietoje man būtų į jį patekti. Štai ten toliau jau Baltijos jūra matosi, va štai ten kaminas, vos ne kaip krematoriumo koksai, kur lavonus degindavo. Bet tokių žinių neturiu, kaip čia buvo nacijai, ar jie žudė šitam kalėjime masiškai, ar nežudė. Tokių žinių neturiu. Visur užmūrinta, kad niekas negalėtų papulti. Ir antras, trečias aukštas, grotos. Tokie kalėjimai kaip miesto centre, jie visi turi būti uždaryti. Taip pačiai kaip Lukiškės uždarė. Ir taip šitiek laiko reikėjo laukti, kol jas uždarė. Štai taip kalėjimas atrodė. Kameros kalinių. Kriauklė. Čia va tualetas. Užeidavo, čia būdavo kamerai, tikrai ne po vieną žmogų. Tu sau galėdavai priėjęs prie lango matyti laisvę ir jūrą. Kraupus vaizdas. Tu uždarytas metų metais, o matai tokį gražų vaizdą. Štai čia pasidėti būdavo daiktam. Čia galėdavo atsisėsti, stalas buvo, atsisėsdavo. Čia valgydavo. Nėra išlikę lovų. Kol kas šitas kalėjimas nelankomas, aš čia prasmukau, kol nieks nemato, tai dar pavaikščiosiu. Va durys, per čia paduodavo maistą. Akutė žiūrėti, vadinamas valčiokas rusiškai. Kokios žiaurios sienos. Pažiūrėkit, kokios sienos. Čia yra viskas tas pats. Likę dar turbūt nuo senų laikų tie pakabinti. Kažką laikydavo tenais kaliniai. Šviesa padaryta.
Mano prožektorius šitas nieko nešviečia. Sikraut baigė. Kokios lubos. Čia galėdavo laikyti, nežinau, po 10 žmonių tokiai kamerai. O. Pažiūrėkit, kiek lovų. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16. 16 lovų po 2 aukštus, tai 32 žmonės čia galėdavo talpinti, o talpindavo ir daugiau dar reikėdavo. Stebėti kaliniams padaryta. Vieną pusę, kad stebėti, ir kad stebėti antrą pusę. Štai. Kamera didelė, štai koks stalas. Suolai kokie. Suprantu, kad tamsu nelabai matosi, nes čia šviesos labai mažai. Bet geriau jau tai pamatyti negu šis. Tokie dalykai paskui lieka užmarštyje. Jūs perdarys į kavinės ar dar į kažkokius tai viešbučius. Arkos kokios. Tualetai. 2 tualetai. Iškart dviese galėdavo sėdėti. Jokio privatumo nebuvo visiškai. Žiūrėkit. Aprūdyje, kaip viskas apklijuota būdavo laikraščiais. Įsivaizduot, čia gali įeiti, o kas nors gali prieiti ir pist tave ir užrakinti. Ir jau paskui nelabai mokėsi paaiškinti, kur tu esi. Štai va čia važiuodavo ta vadinama akutė, aišku, užkišta popieriais. Ir tas jau prirūdyjas net nejuda. O kas čia? O blemba karceris. Geležinė lova. Ir va tik koks langelis. Šviesai papulti. Afigėt galima. Grotos ir va koks langelis. Net kriauklės nėra, kad nusiprausti. Vien metalas visur. Tai kaip žmogus turėjo jaustis čia, kaip čia šalta, turėjo būti drėgna. Ir jei uždarydavo 10-15 parų tokioj kameroj išbūti. Čia buvo laužomi žmonių likimai. Dar ten viršuje, paskui užeisim, einam pažiūrėti toliau. Jau šiek tiek pavėluota, bet vis tiek labai įdomu po tokį istorinį kalėjimą pavaikščioti. Nerealu tiesiog, kad aš čia papuoliau. Tikrai džiaugiuosi tokia patirtim, tokiu išgyvenimu. Esu labai sujaudintas. Čia va pilna kamerų. Pažiūrėkit, 4 vietų kokios kameros. Stalas per vidurį. Parašą. Nu jau čia jūros nematydavai. Jau viskas. O, kriauklė. Čia galėdavai laikyti kažkokį muilą. Ir va kokios metalinės lovos. Viskas apsilupė. Čia pasikabint daiktam, užsitraukt. Net dėl privatumo užsitraukdavo, vis dėlto kažkokį patiesdavo. Kažkokias užuolaidėlės, kokį tai skudurą. Na ir va, čia tokių pačių kamerų. Daugiau.
čia va jau dvivietė. Ai, čia buvo dar dvi, bet išnešta. O kas čia? Čia kažkokia kamera. Čia kažkas perdaryta. Kažkas buvo irgi seni laikraščiai, kurių čia metų jie, 97. Taip kaip 2002 metais tik uždarytas šitas kalėjimas prieš 18-19 metų, tai dar yra 97 metų laikraščiai. Na, einam toliau per kamerą, žiūrom, kas dar čia bus. Na ir tas pats visur. Spintelė metalinė, visur metalas. Eisiu dabar į pačią apačią, į rūsį. Kaip žinote, rūsys pats baisiausias visada būna ir ten baisiausios kameros rūsyje. Čia pats viršus. Taip kad čia tokia jau būdavo privilegija paprastų kalinių. O, jau matosi. Nusileisiu į rūsį, pažiūrėsiu. Štai dar kokia viela likusi. Ta pjaunanti. Žmogų pjausto ta viela. Blemba, nėra išėjimo. Įsivaizduokit, koks čia jausmas būtų tamsoje vaikščioti, tik su prožektorium. O adrenalino būtų labai daug. Čia kažkas yra kažkur. Pagerinto tipo kameros kažkokios. Štapetuota. Čia netgi neskaičiau, kad kameros. Čia gal kokia ligoninė buvusi. Panašu, kad ligoninė. Kalėjimo. Tikrai nemažas šitas kalėjimas, eini ir vis kažką naujo atrandi. Aš jau pats pasimečiau, kurioje čia vietoje aš esu. Ta ligoninė, štai buvo vis tiek durys užrakinamos. Iš čia nieks negalėjo išeiti, bet va padaryta. Ir užuolaidėlės yra. Spinta, čia greičiausia jau buvo kokio felčerio kabinetas. Nu taip ir buvo. Čia vaistai visokie būdavo laikomi. Ateina kalinys pasiimti, va paduoda per čia, pavardė, vardas, pasižiūro, tau priklauso. Manau, pakankamai prisižiūrėjome. Reikalingas galingas prožektorius, kad leistas daržymui. Aš nusileisiu į daržymą vienu, į požymį, visišką požymį, kur net langų nėra. Aš ten visai nieko nematysiu. Šitas mano telefonas nieko neapšviečia, o prožektoriukas mano jau jisai nusilpo. Čia praėjimo nėra. Reikia kažkaip rasti išėjimą dabar iš šio kalėjimo. Jei čia taip tamsoj, tai būtų kaip kokiam siaubo filme įeitum ir dar sunkiai rastum išėjimą. Gerai, kad tai daug kur langai, langų grotos, nuo langų grotos nuimtos ir gali, jei ką, ir iš antro aukšto iššokti. Tų kamerų dar nemačiau. Aš vis į kitą vietą papuolu. Blemba, jau atrodė, kad visą perėjau.
Kur išėjimas, kur išėjimas? Kur man išeiti? Nelabai žinau, kur išeiti. Iš pradžių netrodė, kad toks didelis šitas kalėjimas, o dabar kuo toliau vaikštau vis naujų vietų randu. Kažkokia duobė. Nu, tamsoj čia vaikščioti nepatartina, bet kur gali koją nusisukti. Štai radau išėjimą. O, pagaliau išėjau iš šito baisaus kalėjimo. Žiauru čia. Nežinau, kiek aš apėjau. Čia aš dabar vidiniam kieme esu. Kaip man išeiti iš čia reikės. Pro čia atvažiuodavo mašinos. Važiuodavo vartai. Kaip man išeiti. Ten nepraeisiu, va gal čia kažkoks įėjimas. Kas iš to, kad aš išėjau į vidinį kiemą, bet į laisvę dar neišėjau. Blemba, vis kojos slysta ant šito gruzo. Išėjau vidinį kiemą, bet niekaip į laisvę dar nepapuolu. Jaučiuosi iš tikrųjų lyg kaip kokiam kalėjime. Kažkaip reikia man išeiti. Jau atėjo tas momentas, kai jau norisi man iš čia sprukti. Jau aš prisipildžiau šito kalėjimo. Jisai vis labiau ir labiau įtraukia tave. Nueini į vieną vietą, žiūrai, vis ir nauja atsiveria vieta, ir vis nauja vieta. Ir vis norisi ten pamatyti ten. Ir taip eini ir vis nesibaigia. Štai dar ten rūsys. Jis mane vilioja nueiti, bet jau aš niekur neisiu. Man reikia iš čia kažkaip išeiti. Nežinau aš išėjimo. Aš tikrai pasimečiau, nerandu išėjimo. Ten rūsys. Nu, blin, neisiu į tą rūsį. Čia dar tokią kamerą radau. Buvusi va skylė tualeto. Be langų, be nieko. Kažkas baisaus. Gali būti kokia ir mirtininkų kamera. Nu, kai man išėjai, dabar aš ieškau išėjimo ir aš jo nerandu. Negi reiks šokti per langą. Vis dėlto reikia leistis į tą rūsį. Gal ten bus išėjimas kažkoks. Žiūrėt, kas čia yra. Užkalta. Įkliuvau į kalėjimo spąstus. Nerandu išėjimo. Eisime į kitą sektorių. Išėjau aš iš to kalėjimo, išgirdau darbininko garsus, kur jisai grūzą krauna į ratukus. Ir jau man dzin buvo, sakys ką nesakys, ėjau link garsų, taip radau išėjimą. Pažiūrėjo taip į mane, bet nieko nesakė. Taline toks gražus senamiestis, vienas gražiausių Europoje.
Ir visai šalia to senamiesčio, nenuėjus netgi kilometro, štai šis baisus kalėjimas yra. Kokie kontrastai dideli.